iki savo diagnozės apie hepatitą C nelabai ir žinojau kažką. Turiu dėkoti savo sesiai, kuri studijuoja mediciną ir kaip tik ėjo infekcinių ligų, man atrodo, kursą. Studijų metu dėstytoja užsiminė, kad iki 92 metų perpilinėjant kraują nebuvo tikrinami tie donorai dėl hepatito C ir sako, nueik pasitikrink, nes žinojau, kad man buvo daryta operacija irgi kaip tik iki tų metų. Perpiltas kraujas ir aš tikrai netikėjau ir nesitikėjau, kad man ten buvo kažkas gali būti visada, tikrai jaučiausi gerai, nuėjau pasidariau tą tyrimą ir šiaip ėjau į privačią kliniką ir man savaitgalį atsiunčia lapą, kuriame parašyta daugiau negu vienas. Ir kažkaip galvoju, tai gerai, daugiau negu vienas, nieko čia nėra, nuėjau pirmadienį į kliniką, sako, ne, teigiamas atsakymas. Tėvam buvo labai didelis šokas, jie labai pergyveno, o aš kažkaip sakau, aš jaučiausi tikrai gerai ir todėl gal buvo sunku suvokti, kad iš tiesų kažkas yra ne taip, kad sergi. Ir aš sakau, pradėjau, man atrodo, vaistą vartot kovo mėnesį liktais. Ir kad po 3 mėnesius, man atrodo, truko, kad jau gegužę nustojau vartoti ir paskutinį kartą pas gydytoją buvau lapkričio mėnesį, jau tai buvo po pusės metų liktais, kažkaip taip ten žodžiu. Tai va, tai tas toks greitai, man viskas labai greitai, netikėtai sužinau, bet labai greitai ir tą gydymą gavau ir kažkaip jį praėjau. Nebuvo tai mirties nuosprendis arba, nežinau, aš sakau, aš viską suvedu į tai, kad tu nesijauti blogai, tu nejauti jokio skausmo nieko. Tas pats kaip ir vartoju vaistą, aš ėjau sportuoti. Aš tikrai nieko neatsisakiau, vienintelis apribojimas, tai sakau, kad truputį maistą reikia pasižiūrėti, bet čia manau, kad visiems naudinga. Tos baimės ir kad mirtina liga. Man baisiausias buvo momentas, tai kai ligoninėje gulėjau, biopsiją dariausi ir sakau, kaip aplinkui buvo su manim palatoj gulėjo moteris, kurios jos tikrai per vėlai sužinojo tą savo diagnozę, kai jau buvo matyti jaučiami ir neigiami padariniai ir sveikata pablogėjo, tai tada gal tas truputį atsirado toks baisumo, nerimo jausmas. Bet kažkaip po to vėl grįžau į savo tą gyvenimo rutiną ir taip tiesiog. Pavyzdžiui, nėra malonu, kad ant manęs gailėtųsi arba galvotų, va, čia serga ligonė, kaip jai blogai, kiti gal džiaugtųsi, nežinau. Bet tada pasitariau su šeima sako, eik, pasakok sesei, iš vis jos ten kolegės, draugės sakė, būtinai eik, nes stigmos visuomenė visi galvoja, kad jeigu jau sergi hepatitu, tai esi asocialus, vedi blogą gyvenimo būdą ir panašiai. Bet buvo iš tiesų iš mano artimų ir draugų tokie, neik, aš tai eičiau nebent už širmos, jeigu būtų manęs nerodytų ir panašiai. Tai aš tada kažkaip praėjo laiko tarpas, leido man pagalvoti ir pagalvojau, o kas čia blogo, ką aš blogo padariau. Ir iš tiesų, reikia šviesti visuomenę, reikia daugiau tos informacijos, kad tu tikrai tikrintis, nes čia ne vien tik kaip mano atvejis, kad tas kraujo perpilimas. Tai gali ir su manikiūru užsikrėsti to kraujo, nežinau, bendrą dantų šepetėlį su kuo nors panaudojęs ar ką, nes čia toksai slidus reikalas ir tiesiog kuo daugiau žinosi, o tas pasitikrinimas nekainuoja laiko, nieko, tau paima iš venos kraujo ir gali toliau ramiai gyventi, jeigu viskas gerai. Taip, dėkoju, tikrai. Sakau, čia toks atsitiktinumas, kaip atsitiktinai tą ligą susirgau, taip atsitiktinai sužinojau, taip atsitiktinai man tas vaistas tikrai nukrito iš dangaus. Taip viskas, sakau, kažkaip dabar pasakoju ir net pati kažkaip taip sunku viską suvirškinti ir patikėti, kad čia viskas taip įvyko.